Mauzeri, ar jūs girdėjote apie tokį TSRS išradimą? Metalo apdirbimo staklės DIP. DIP. Ką čia reiškia? Delta India Papa, DIP. Taip. Nu, negirdėjot? Neišsilavinusi pelė, aš negaliu patikėti. Čia reiškia dagonim į pirigonim apie Sąjunginių štatį Amerikį. Nu ir kaip čia dagonim aplenkė? Nu, tada neaplenkė, bet po to tarybų šalies vadovas Chruščiovas nuvažiavo į Ameriką. Ir reiškia, ką turim? Jis pamatė tenai kukurūzų burbuolę. Tokia didelė, stora, kieta, gera burbuolė. Nu, suprantat, žodžiu. Ir tada jisai sako, mes savo Černoziomijoj tą burbuolę kukurūzų tokią užauginsim, mes tiek kukurūzų užauginsim, kad jūs Amerikosai kepurėm apmėtysim. Juokiasi savo geltonais, baisiais dantim su tarpu tarp jų tarybų šalies vadovas Nikita Chruščiovas. Nu tai ar užmėtė kepurėmis? Nu, tą kart nepavyko, bet dabar į trasą išeina du broliai kinošnikai. Nikita Michalkovas ir tas Michalkovas kur kitas koks tai. Sako, mes patratysim McDonald'ą. Sako, ką patys negalim ant donutės užtepti majonezą, uždėti ten rauginto agurčiko ir daktariškos dešros? Liuosai, sako, usuotas Sibiro ciriulnikas Nikita. Gaminsim butelbrodus patys, sako Michalkovas. Palaukit, su staklėm nepavyko, su kukurūzais nepavyko. Tai kur garantijos, kad pavyks su buterbrodais? Nu, blecha, turi nors kažkada rusams pavykti. Nu, turi Dievas susimilt ant tautos, kuriai 1000 metų nesiseka. Nu, saulės išvargintais veidais žmonės turi bent jau buterbrodus daryti geriau negu prakeikti Amerikosai. Nu gerai, išskaidykim buterbrodą į 3 atskiras dalis. Nu tai duonos normalios išsikept nesugeba. Majonezo gero nemoka pasigaminti. Daktariškos dešros kokybiškos nemoka padaryti. Tai kaip dabar sudėk 3 nekokybiškus produktus į vieną vietą ir tu aplenksi Ameriką? Nu, bet rauginti agurčikai Rusijoje tai klasiški. Prie degtinės rauginti agurčikai. Tai čia ką jūs? Tai čia dešros ir duonos, tai net nereikia, ją iš šoną nustumi ir su agurčiku tik tai užkandi. Užkas rusas agurčiką rauginti ir sakys, bože moj, kokie skanus butelbrodai pas Michalkovą. Nu ką, skanaus? Pod vodačku dogonim ir peregonim США. Jo, šapkami zakidajim.